Sveiki atvykę į MaxBill savitarnos portalą. Tai modernus, intuityvus įrankis, leidžiantis klientams valdyti savo komunalinės paslaugas. Šis portalas sukurtas taip, kad galėtų būti sklandžiai integruotas į paslaugų teikėjo svetainę, visiškai atitinkant jo prekės ženklą ir klientų patirtį. Čia yra prisijungimo puslapis, kuriame klientai saugiai įveda savo duomenis, kad galėtų pasiekti savo asmeninį skydelį. Čia prisijungiame kaip William Jefferson. Iškart matome jo suasmenintą skydelį ir dabartinį likutį. Sutarties numeris yra paspaudžiamas. Viljamas turi kelias sutartis, o perjungti tarp jų galima vienu paspaudimu. Kiekviena sutartis gali apimti skirtingas paslaugas arba adresus. Čia stebime vieną iš jų, kuri apima elektro ir dujas. Žemiau matome tiek sąskaitos adresą, tiek nekilnojamojo turto adresą, kurie gali skirtis, o dešinėje yra mygtukas atlikti mokėjimą. Dešiniajame viršutinėme kampe dinaminiai baneriai siūlo suasmenintus patarimus arba veiksmus pritaikytus jo profiliui ir poreikiams. Pereiname prie suvartojimo istorijos. Matome, kaip klientai gali stebėti savo energijos ar vandens suvartojimo laikui bėgant. Grafikai rodo tendencijas, filtruotas pagal dieną, išlaidas arba suvartojimo kiekį, kas padeda klientams būti informuotiems ir efektyviai valdyti savo suvartojimą. Skiltyje atviri prašymai klientai gali stebėti visų aktyvių paslaugų prašymų būseną. Matysite praneštas problemas, pretenzijas ar pranešimus apie gedimus, viskas stebima realiuoju laiku. Nebereikia jokių papildomų laiškų ar skambučių. Skiltyje tarifai Viljamas mato 2 vartojimo taškus – dujas ir elektrą, abu susijęs su tuo pačiu adresu. Kiekvienam iš jų jis gali peržiūrėti fiksuotų mokesčių grafiką, tiesioginį planą ir pagrindinės detalės, tokias kaip pradžios data ar suma. Viskas aiškiai suskirstyta pagal paslaugą, todėl klientai visada tiksliai žino, už ką moka. Finansų skiltyje klientas gali peržiūrėti ir atsisiųsti visas sąskaitas, tikrinti visą mokėjimo istoriją ir naudotis filtrais. Per kelias sekundės PDF failas išsaugomas, jis yra visiškai detalus, profesionaliai suformatuotas ir paruoštas atitikčiai ar atarchyvavimui. Skiltyje rodmenis Viljamas gali tiek įvesti naują skaitiklio rodmenį, tiek peržiūrėti ankstesnius elektros ir dujų rodmenis. Kiekvienas įrašas rodo datą, reikšmę ir būseną. Pavyzdžiui, išfaktūruota teisingas arba neteisingas. Norėdamas įvesti naują rodmenį, jis pasirenka skaitiklį, nurodo datą ir įveda reikšmę. Sistema iškart patikrina duomenis ir pateikia atsiliepimą. Pavyzdžiui, jei reikšmė yra mažesnė nei ankstesnis rodmuo, įrašas pažymimas kaip neteisingas. Portalo širdis – dirbtiniu intelektu pagrįsta sistema, išmanus ir saugus interaktyvus variklis, kuris padeda klientams tvarkyti reikalus greitai ir natūraliai. Jis tiesiogiai jungiasi prie vidinės sistemos, naudodamas saugius KPI, taip užtikrindamas saugią ir naujausią prieigą prie sąskaitų ir paslaugų duomenų. Ir visą tai be jokių asmens duomenų saugojimo. Asistentas supranta natūralią kalbą ir palaiko kelias kalbas, todėl vartotojai gali bendrauti jiems patogiausiu būdu. Jis rodo kontekstinius veiksmų mygtukus pagal kiekvieno kliento elgsenos profilį ir sąveikų istoriją, todėl patirtis tampa tikrai suasmeninta. O jei reikia, vartotojai gali paprasčiausiai rašyti bet kokį tekstą, pavyzdžiui, parodyk man paskutinę mano sąskaitą arba paaiškink man mano PVM. Jie netgi gali keisti kalbas. Nesvarbu, ar tai būtų mokesčių tikrinimas, plano keitimas ar skaitiklio rodmenų pateikimas, asistentas aiškiai ir paprastai palydės kiekvienu žingsniu. Asistentas yra visiškai lankstus. Jį galima pritaikyti taip, kad atspindėtų unikalius jūsų įmonės verslo procesus, kalbas ir klientų kelius. Užkulisėse jis glaudžiai integruotas su MaxBill atsiskaitymų sistema, klientų valdymu ir proceso automatizavimo sluoksniais. Ir kas geriausia, naujo asistento apmokymas užtrunka tik kelias valandas, o ne dienas. Štai kaip ši patirtis atrodo galutiniam klientui. Greitai, sumaniai ir asmeniškai. Tačiau kiekvienas paslaugų teikėjas turi savo prekės ženklo tapatybę, vizualinį stilių ir verslo procesus. Todėl MaxBill suteikia jums visišką kontrolę, pritaikant portalą nuo vizualinio išdėstymo iki paslaugų logikos, kad jis atitiktų jūsų konkrečius poreikius. Pažiūrėkime dabar, kaip lengvai tai galima padaryti naudojant integruotą ekranų kūrimo įrankį. Naudodamisi MaxBill integruotų ekranų kūrimo įrankių, galite visiškai pritaikyti portalą savo prekės ženklui, verslo poreikiams ir klientų kelionėms. Paslaugų teikėjai gali keisti spalvas, išdėstymą, piktogramas ir netgi perkelti ar pakeisti komponentus. Visa tai be jokių programavimo.
Kairėje pusėje rasite daugiau nei 600 vartotojo sąsajos komponentų katalogą suskirstytą į kategorijas. Pažvelkime į greitą pavyzdį. Čia stulpelinę diagramą keičiame į lininę, koreguojame jos nustatymus, paslepiame originalą ir spaudžiame išsaugoti. Ir taip paprastai atnaujintas išdėstymas iškart tampa pasiekiamas gyvai. Taip pat gali perkelti elementus, pridėti lenteles ar tekstinius blokus ir visiškai pritaikyti ekrano struktūrą, kad patirtis būtų visiškai tavo. Su MaxBill suteiki daugiau nei tik savitarnos galimybę. Siūlai skaidrumą, kontrolę ir asmeniškai pritaikytą skaitmeninę patirtį, kuris stiprina tiek klientus, tiek ir tavo verslą.